Labas rytas, kaip ir kiekvieną trečiadienį, 9 valandą. Aš vėl čia ir dalinsiuosi su jumis įvairiomis temomis. Kol dar renkasi žmonės, tai aš truputį prisistatysiu. Tai kas pirmą kartą galbūt mane pamatys, tai esu Agnė Gontytė Filistovič, finansinio pokyčio trenerė ir padedu žmonėms narstyti po jų vidinį kosmosą ir atrasti tos vidinius blokus, tos vidinės trukdžius, kurie trukdo gyventi laimingai, kurie siekti finansinių tikslų ir eiti savo keliu. Tai šiandien, taip, kaip sakau, naujas mėnuo, naujos temos ir jau spalio mėnesį pradėsiu daugiau kalbėti apie finansus. Šiandien būtent tema yra, kas blokuoja mums pinigus, kodėl mes stringame, kas prisijungia, tai labas rytas, galite pamojuoti arba širdutę uždėti, arba net labas rytas parašyti. Tai šiandien mes kalbėsim apie tai, kas blokuoja mums pinigus, nes žmonėm reikalingi pinigai, kad ir kaip kai kada jie sakytų ne, pinigai nesvarbiausi, aš sutinku, pinigai nesvarbiausi, ne piniguose laimė, bet iš tikrųjų pinigai yra svarbu, nes mes gyvenam materialiam pasaulyje ir mums jie gali labai padėti. Nes labai yra svarbu, žinot, kas, labas rytas, pinigus, nematyti pinigus kaip tikslą, kad man svarbu uždirbti pinigus ir ariam ir darom ir siekiam tik tai uždirbti tuos pinigus, bet kad pinigai būtų kaip partneris, kaip priemonė pasiekti tuos tikslus. Nes iš tikro, mums pinigai kam reikalingi? Kažkokį tai įvykdyti, pasiekti išorinį tikslą. Nesvarbu, aš dabar tokį paprastą paimsiu, žinau, ta pati kelionė arba mašina arba dar kažkas tai. Bet iš tikro po tuo visus slepiasi kažkas tai giliau. Kodėl aš noriu tos mašinos? Kodėl aš noriu tos kelionės? Ten slepiasi vidiniai tikslai. Nes žiūrėkit, aš perku ne mašiną, aš perku galbūt komfortą, aš galbūt perku saugumą, aš galbūt perku statusą. Taip pat ir kelionę, gal aš perkugi ne kelionę, aš perku poilsį, galbūt laiką su šeima ir taip toliau. Tai yra mūsų vidiniai tie tikslai, vidiniai poreikiai, ko mes siekiame. Taigi pinigai mums tik padeda patenkinti tai, kas yra mūsų viduje. Labai svarbu iš tikrųjų žinoti, ko mes norime. Tai čia yra kitas klausimas, bet čia mes labiau pakalbėsime apie tai, kas blokuoja mums tos pinigus ir kodėl jie neateina į mūsų gyvenimą. Arba ateina, bet mažas kiekis. Taigi, tos priežastys labai įvairios ir labai jų daug yra. Aš suskirsiu tokiais blokais, bet pirmiausia, toks pirminis skirstimas, tai galbūt yra matomos ir nematomos priežastys, kodėl tie pinigai neateina pas mus. Tai matomos, tai tokios atrodo, žinot, gal, pavyzdžiui, žiūrėtumėte iš šono į žmogų ir galvot, neturi pinigų arba aš neturiu, tai neveikiu, nedarau, tinginystė kažkokia, tai galbūt kaltinimai kitų ir taip toliau. Bet iš tikro tai yra tik tokie paviršutinis, kaip aisbergo viršūnėlė, visiškai paviršutiniškai, nes iš tikro po šito viso slepiasi tie nematomi mūsų pasąmoniniai dalykai, kodėl mes taip elgiamės. Pavyzdžiui, tinginystė ta pati. Aš kaip sakau, tinginystės nėra, nes tinginystė, žiūrėkit, arba žmogus tikrai labai pavargęs ir jam reikia pailsėti, tiesiog. Jeigu yra chroniška tinginystė, tai yra priežastis, kodėl jis taip nedaro. Jam yra kažkokia tai antrinė nauda, kodėl jam naudinga tingėti, nieko nedaryti, pavyzdžiui, nedirbti ir taip toliau. Yra nauda, galbūt, kad po jo pasirūpintų ir taip toliau, kažkoks nepatenkintas poreikis. Jeigu suaugęs vyras arba moteris nedirba ir neieško darbo, galbūt taip nori pritraukti dėmesį, kad jo pasirūpintų, nes vaikystėje galbūt jo nepasirūpino, nedavė dėmesį. Čia tų priežasčių milijonas, tai mes šiandien truputį taip panarsysim po šitos pasąmoninius klodus ir labai gerai šitos dalykus apie blokus paaiškina pinigų psichologija. O pinigų psichologija tai yra visos nematomos iš pirmo žvilgsnio priežastys, kurios būtent formuoja žmogaus mąstymą ir santykį su pinigais. Ir pateiksiu pavyzdį, nenupiešiu galbūt, bet vis tiek gal tikiuosi suprasite, tokį kaip pinigų piramidė, kuri labai gerai sugrupuoja tuos visus blokus, tas visas priežastis, kodėl
mes neturime pinigų tiek, kiek norime. Ir pinigų piramidė tai yra toksai žmogaus finansinis žemėlapis, finansinis žemėlapio piramidė, kuri paaiškino. Į pinigus mes žiūrime ne tik tai materialiai pinigų psichologiją ir didelė dalis mes žiūrime į tai kaip į energiją, tai yra mainų energija, tai yra vystymosi energija, tai yra augimo energija ir kaip žmogus geba su ta energija komunikuoti. Taigi, pirmas žingsnis, dar norėjau pasakyti tokį dalyką, kad tie pasąmoniniai blokai, kurie mūsų viduje sėdi ir mes jų dažniausiai nesuprantame, mus valdo. Mes nesuvokiame jo, bet mus valdo. Aš šiandien su savo draugė, tai jinai truputį čia muistasi. Tai tie pasąmoniniai procesai valdo mūsų sąmonę. Tai ką mes darome, tai ką mes suprantame. Ir kaip pasiekmė pasireiškia per pinigus. Nes aš tikrai dažnai labai kartoju, kad pinigai nėra apie pinigus. Pinigai yra tik labai geras lakmuso popierėlis, kuris parodo, kur pas žmogų yra kažkokie tai blokai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus jam sunku arba negeba pakelti kainos už savo paslaugas ar prekes, arba bijo ir taip toliau, čia yra ne apie pinigus, tai yra apie savivertę. Reiškia, mes turime dirbti su savivertė ir žiūrėti, kodėl ta savivertė menka. Kas atsitiko, gal dažniausiai savivertė formuojasi vaikystėje, kas atsitiko su žmogumi dar vaikystėje, kad jis nevertina savęs. Arba jis buvo menkinamas, arba dar kažkas, tų priežasčių milijonas. Taigi pinigai yra tik parodo, tai yra tik tai toksai kaip rodiklis, per pinigus išlenda tai, pinigai parodo išlenda tai, kas pa žmogų iš tikrųjų yra viduj. Tai va, tai einam dabar į piramidę, tai toks pamatas pagrindinis yra, į ką reikėtų pirmiau pažvelgti dėl tų pinigų neatėjimo į mūsų gyvenimą, tai yra vadinama būsena moku, galiu, darysiu. Taip, tokia tai yra būsena, kuri leidžia žmogui, leidžia žmogui matyti idėjas ir galimybės, generuoti idėjas ir galimybės, bei turėti interesą. Ir tai yra pinigų pagrindas. Ir tai yra iš tikro kontaktas su mūsų vidiniu vaiku. Arba dar kitaip su kūrybinė dalimi. Ir jeigu šitas kontaktas yra užgniaužtas, nėra ryšio su savo vidiniu vaiku, nėra su to kūrybinė, žmogus negeneruoja idėjų, kaip galėtų uždirbti pinigus. Jis nesugalvoja. Jam atrodo, dirbu va tą darbą, tai kaip aš galiu uždirbti? Atlyginimo nepakels, tai ir sėdžiu tada. Bet iš tikro žmogus, jeigu jis pradeda generuoti idėjas, mintis, matyti, kaip dar galima uždirbti, jis galbūt dirbdamas darbą, nežinau, tam pačiam valstybiniam arba kažkur tai kažkam, tai ne, jis gali, aš dar galiu galbūt kažkokius tai, nežinau, pavyzdžiui, jeigu mokytoja, ne, imam pavyzdį mokytoja veda pamokas, jinai gali būti, pavyzdžiui, korepetitorė, papildomai pamokas vesti. Papildomi pinigai, ne? Galbūt jinai dar turi kokį nors hobį, neria tašes ir gali ir jas pardavinėti. Arba tą pačią tinklinio marketingų užsimti. Tų idėjų gali daug, bet kaip aš žmogų yra užkapsuliuotas ryšys su vidiniu vaiku, su kūrybinė dalimi, jis nemato idėjų. Ir va čia yra pagrindas, su kuo reikėtų dirbti, jeigu aš nematau idėjų. Ir nematau galimybių ir to intereso. Nes jeigu atsiminsit, nežinau, arba save vaiką, arba šiaip vaikus, ne, kaip būna. Vaikasgi mažas, jis yra toksai kūrybiškumo, kaip aš sakau, bomba. Jisai sugalvoja viską, ką jisai nori. Jam nėra tų kliučių. Jis pamato saldainius aukštai ant spintos, jis sugalvos dėžę, puodą ir taip toliau, jis užlips ir pasims. Jam neįdomu, jis turi interesą, jisai nori, jisai eina ir daro. Tai va šito, kai nėra pas mus ryšio ir santykio su vidiniu vaiku arba su kūrybinė dalimi, pas mus yra, neateina pinigai, nes mes nematome, mes uždarome tarsi galimybės jiems ateiti pas save. Ir kodėl būtent nėra to santykio su vidiniu vaiku, gali priežasčių nemažai būti, bet keletą paminėsiu. Tai yra, nėra galimybės būti gerame kontakte ir geroje vietoje šalia tėtės arba mamos. Tai čia jau, matot vėl, pinigai, ne apie pinigus. Išlenda tokie dalykai, kad reikia padirbėti su santykiu, su mama, su tėčiu, galbūt yra pykčio daug, galbūt yra nuoskaudų. Tai nereiškia, kad ten viską atleisti ir taip toliau reikia, bet pripažinti, kad dėka šitos mamos ir dėka šito tėčio aš esu šitam gyvenime. Ir dabar su savo gyvenimu galiu daryti, ką aš noriu. Aš prisiemu atsakomybę. Bet tik tai šitų dviejų žmonių dėka aš esu šitam gyvenime. Ten galima dirbti ir žiūrėti.
Taip pat nėra galimybės, kaip sakant, prisiskirti to savo vaiko pozicijos. Galbūt vaikystėje pas jūs buvo tokia sunki vaikystė ir jums reikėjo greit užaugti. Greit užaugti ir tapti suaugusiu. Ir automatiškai jūs neturėjot to kontakto su savo vidiniu vaiku ir jūs jį uždarėte. Arba kitas dalykas yra, dažnai būna, kad vaikai įsivaikina savo tėvus. Tai yra tampa tėvais savo tėvams. Rūpinasi mama, rūpinasi tėčiu. Ir aš nekalbu apie dabar, kai jau mes suaugę esam, kai galim pasirūpinti, ne? Bet dar vaikystėje mes pradedame rūpintis savo tėvais. Ir tai yra įvaikinimas. Kai aš įvaikinu, pavyzdžiui, čia tėvai, mama, sakykime, ne? Aš čia esu. Ir aš įvaikinu savo mamą, aš pasidarau didesnė. Bet pagal hierarchijos įstatymus, pirmas atėjęs į šį gyvenimą, jeigu galima sakyti, į šitą sistemą, yra didesnis. Ir aš sugriaunu šitą hierarchiją. Mama turi būti didesnė. Nesvarbu, jinai, kaip žinot, kai būna vaikai sako, aš daugiau žinau, aš išsilavinus ir taip toliau. Nesvarbu, bet atėjęs žmogus į šitą sistemą gimęs, jis yra didesnis. Energetiškai jis yra didesnis, jis turi didesnę patirtį. Ir kai mes įsivaikinam savo mamą arba tėtį, mes tampam didesniais ir mes sustabdom tą energiją vadinamą. Tai va, šitas nebuvimas vaiku, negalėjimas pabūti vaiku, nežinau, netgi pažaisti vaiku, ne? Mes uždaroma yra, tas kontaktas yra sugriaunamas su vidiniu vaiku, su kūrybinė dalimi ir mes nebematome galimybių, idėjų, kaip mes galime uždirbti pinigus. Žiūrėk, ir anaip, nėra šito. Tai vat, šitas blokas, tas toks pamatas šitos piramidės ir yra, kad pirmiausia reikia pasižiūrėti, koksgi mano kontaktas su mano vidiniu vaiku. Kaip jisai ten jaučiasi ir nuimti tuos blokus, kurie trukdo tam kontaktui ir išlaisvinti tą kūrybinę energiją. Ir kai jau mes išlaisvamas, atsiranda atviras kanalas su kūrybinė dalimi ir mes sugam, ir taip, ir trečiaip, ir penktaip. Tai vat, pirmas blokas, tas vadinamas, pamatas yra būsena, moku, galiu, darysiu. Okay. Ar aišku šitoj vietoj? Labai įdomu, tikiuosi, liks įrašas, negaliu klausyti. Bus įrašas, visi įrašai lieka live. Tai dalė nesijaudinkit, tikrai viskas bus gerai. Tai va, tai pasudėkit pliusiukus, jeigu aišku, o jeigu yra klausimų, tai paklauskit. Liuks, matau širdutės, einam toliau. Tai va, pamatas yra kontaktas su savo kūrybinė dalimi, su savo vidiniu vaiku. Antras toksai laiptelis, žingsnelis, tai yra atsisakymas pasirinkti, apie ką čia yra. Kai jau pas žmogų yra ta kūrybinė dalis išvystyta, jau aš turiu kontaktą su savo vidiniu vaiku, aš jau prisigalvoju ir tą, ir trečią, ir penktą, ir šeštą. Čia aš tokia esu. Irgi šitą vietą dar turiu padirbėti. Čia ypač labai pasireiškia tiem bat kūrybingiam žmonėms, kurie daug idėjų turi ir generuoja daug idėjų. Ir tada kas atsitinka, yra tiek daug visko, kad tu nebepasimeti, kur ką pasirinkti. Ir tada išvaistoma labai daug energijos viskam ir tada atsiranda tas perdegimas. Aš su šito irgi kovoju. Nekovoju, aš bandau susidraugauti. Kaip sakau, turbūt mano šio gyvenimo pamoka išmokti viską, kaip sakant, kažko atsisakyti ir daryti tai, kas yra mano. Tai va. Tai kalbant apie atsisakymą. Tai va, kai pas žmogų yra daug idėjų, yra antras tas, mano draugė trukdo šiandien vesti, bet nieko. Reikia suprasti, kad reikia kažko atsisakyti. Tai padaryti iš tikrųjų sunku, kai žmogus to įgūdžio neturi. Nes šitas įgūdis formuojasi dar vaikui kažkur iki 5 metų. Ir jeigu vaikas dar nepatyrė to, žinot, kaip būna, pavyzdį duosiu su ledais, duodu visą laiką. Įsivaizduokit, kad jūsų mama arba tėtis nuvedė prie ledų to konteinerio šiais laikais, pas mus tai nebūdavo tokių konteinerių, ten 100 rūšių ledų, ir sako, išsirink. Vaikas atsistoja ir mato 20 ar ten 30 rūšių ledų. Tai ko, ir to nori, ir trečią nori, ir 5, ir 6, ir 8, ir ką daryti. Ir tu mastai, mama jau ten, tavai greičiau išsirinkti, nes aš tave tau išrinksiu, ne? Ir jis pasimeta, jis nežino, ką daryti, nes jam kas yra darosi. Jam yra, kaip čia dabar pasakyti, neatsisakymas, pasirinkimas, ne? Jeigu aš pasirenku kažką vieną, aš atsisakau visų ten tų 19 ar 99 dalykų. Ir vaikų ir iš tikrųjų labai sunku. Bet vat, kas esat mamos,
yra labai svarbu vaikui duoti išgyventi tą atsisakymą, nes paskui bus lengviau jam užaugus, būdant suaugusiu, kažko atsisakyti, kažką palikti. Nes kai mes siekiam kažko tai naujo, iš tikrųjų kažką seną mes turim palikti, kažką tai turim palikti, nes kitaip mes tiesiog iššvaistysim tiek energijos, kad neturėsim viskam laiko ir noro. Tai vat, antras tas toksai pamatas irgi, žingsnelis, ne, šitoj piramidėj pinigų, tai yra mokėjimas atsisakyti, pasirinkti, ko atsisakyti. Tai tikrai nėra lengva, bet svarbu daryti. Tai vat, šitoj vietoj irgi galima dirbti su tais pasąmoniniais blokais, kodėl aš negaliu atsisakyti, kame yra priežastis. Ir kai juos jau išlaisvinu, ne, nes mano visa energija yra eikvojama tam, kad tą bloką kažkokį, tai kurio net nesuvokiu, išlaikyti, bet kai aš išlaisvinu, atsiranda energija ir aš tada pradedu veikti, pradedu daryti, atsisakau, gerai, šito nereikia, nes labai yra sunku atsisakyti. Vat, dabar aš net įsivaizduoju, jeigu pasiuntu mažą mergaitę ir man duoda ten 5 saldainius pasirinkti ir sako 1, o Dieve, taigi sunku, tai kaip, aš ir to noriu, ir dar to paragauti noriu, ne? Bet yra svarbu atsisakyti. Tai va, antras punktas – atsisakymo pasirinkimas. Ar šitoj vietoj aišku, padėkit širdutes, jeigu aišku, ir mes tada keliausim toliau. Ar čia vėliau ateina? Nesvarbu, gerai, einam toliau tada. Trečias, matau širdutes, Instagramas vėluoja truputėlį su to. Trečias punktas arba trečias žingsnis, jau net labiau pasakyčiau nebe žingsnis, o stuburas, tai yra kontaktas su giminės pinigais. Arba dar tiksliau, Indrė, ačiū širdutes ir taip. Tai yra kontaktas su giminės pinigais, tai yra tiksliau su giminės pinigų energija, ne? Nes jeigu mes kalbėsim ne tik tai ten su senelis, gali būti ir protėvių. Ir tai yra labai iš tikrųjų didelis resursas žmogaus. Ir tai yra visos giminės istorijos, kurios susijusios su pinigais. Ir tos istorijos gali arba blokuoti, arba palaiko pinigų energiją. Tai kame yra dalykas. Dažnai žmonės, čia kaip visą laiką, nes jeigu, pavyzdžiui, žiūrėkit, viskas kaip ir gerai, aš esu laimingas, aš džiaugiuosi, čia nuotaika gera, ir kažkur tai kažką tai įsipjaunu, ne, į pirštą. Mano visas dėmesys į skausmą. Ne? Nesvarbu, kad viskas labai gerai aplinkui, bet va čia skauda. Taip ir čia yra, kai mes dažniausiai kreipiam dėmesį, nesąmoningai dar yra, pasąmoniniam lygmenį dažniausiai kreipiam į tą dalyką, kad kokie vargšai mano protėviai buvo, kaip jie išgyveno, kokie ten irgi, kaip jie galėjo išgyventi ir Dieve mano. O tik tai truputį džiaugiamės, kad jeigu mūsų giminėje yra turtingi žmonės, žiūrėkit, reiškia, aš paveldėsiu, aš irgi turiu tą gyslelę, būti turtingu ir taip toliau. Iš tikro labai yra svarbu kreipti dėmesį ir suprasti. Kai mes žiūrime į savo giminę, kokie vargšeliai, o Dieve mano, kaip jinai išgyveno, vėl kartosiu apie tą hierarchiją, giminė atėjus yra didesnė už mane, aš mažiukas, aš mažas, o aš kai pradedu gailėtis, aš žiūriu juos į viršų ir aš užblokuoju tą pinigų energiją. Ir aš žiūriu, o Dieve, kokie vargšiukai, kaip jie išgyveno. Bet žiūrėkit, kas yra. Jūs pažiūrėkite šitą dalyką kitaip. Jie sunkiai gyveno, jie išgyveno karus, galbūt represijas ir taip toliau, bet jie sugebėjo išgyventi ir pratęsti giminę. Nežinau, kaip ir jeigu tremtis buvo, ne, kažkokia kriaukšlė, dar kažkas tai davė vaikui, jisai išgyveno ir tai pratęsė giminę. Va čia yra jų galia. Ne tai, kad jie pinigų neturėjo, bet jie sugebėjo išgyventi. Nes iš tikro pinigų pagalba, toliau kalbėsiu apie kitą punktą, paaiškinsiu, ką reiškia šitie dalykai. Yra svarbu, kad žiūrėti į giminės kaip į aukštesnius į save, kurie išgyveno ir pratęsė gyvenime. Ir dėka tų giminės, kad ir kaip jie sunkiai gyveno, aš esu šitam gyvenime, aš esu gyva ir aš galiu siekti savo dabar tikslų ir eiti savo keliu. Ir į giminės pinigus eina, tai yra visos giminės programos, kurios mus palaiko ir mus blokuoja. Ir čia reikėtų žiūrėti ir dirbti būtent su giminės programom. Nes būna tai, pavyzdžiui, istorija tokia buvo, dirbant su klientė, išlindo, kad jinai sakė, kad pas ją pasikartojantis dalykai yra, kad jeigu atsiranda naujas vyras, pagyvena su juo ir jis dingsta su visais pinigais.
Dingsta. Ir kaip paskui pradėjom kapstytis, išaiškėjo taip, kad jos prosenelis buvo kažkokios gamyklos direktorius didelis, ar buhalteris ten buvo, jeigu gerai atsimenu. Ir jis pabėgo su visais pinigais, pavogęs iš tos, gamyklos, ir paliko savo žmoną su ten nors 4 ar 5 vaikais. Ir tėvė galėtum žiūrėti, o Dieve, kokia jinai vargšelė, ne? Ir paliko, bet jinai išgyveno, jinai išmaitino tos vaikus, dėjo savo pastangas, kad jie išgyventų. Ir kas darosi? Kai mes pradedame nesąmoningai, galit kas tikėti, netikėti, bet aš iš klientų pavyzdžių ir matau, ir iš kai mokiausi, mačiau, kaip viskas vyksta su kolegom. Ta moteris, kuri klientė mano kreipėsi, jinai nesąmoningai tarsi trokšta ryšio su savo tuo proseneliu, jinai pritraukia į savo gyvenimą vyrus, kurie pabėga su pinigais. Tiesiog. Ir tada sako, aš neturiu pinigų, kodėl man dingsta tie pinigai. Tai va čia ir yra svarbu šitoj vietoj padirbėti su giminės pinigais kaip energija. Kodėl taip vyksta? Kodėl tokie procesai vyksta mūsų pasąmonė? Žinau, kad tai gali kai kam skambėti ir mistika, bet patikėkit, tai yra ir tai vyksta. Tai va, giminės pinigai, 3 blokas. Einam toliau. Tai yra 4 blokas, yra tėvų pinigai. Tėvų pinigai tai yra perėjimas nuo giminės pinigų į asmeninius. Ir aš kaip sakiau, giminės pinigai jau yra tokie kaip energetiniai visiškai. Tėvų jau čia atsiranda materialūs dalykai. O asmeniniai tai jau, kaip sakant, materialus. Tai išeina, kad tėvų pinigai tarsi tarpas toksai filtras, ne, tarp giminės, tarp energetinių pinigų, jo galima dabar sakyti, ir perėjimas į materialius pinigus. Tėvų pinigai, dar galima sakyti, toksai adaptacinis mechanizmas, perėjimas, ne? Perėjimas iš vieno į kitą. Ir pinigai, kas yra tėvų pinigai? Dažnai galvoja, kad žmonės sako, man tai tėvai nieko nedavė. Man tai mūsų sunkus gyvenimas buvo, mes skurdžiai gyvenome ir pinigų nebuvo. Mes vėl numenkiname, atsimenat šitą hierarchiją, mes vėl numenkiname. Bet jeigu aš jums dabar pasakysiu, žiūrėkite, jūs gimėte, investicija jūs. Netgi mama valgė sveikai arba dar kažkaip, kad turėtų pieno, kad jūs sveikas užaugtumėt. Paskui viskas tas, kas buvo įdėta į vaiką, kad jis augtų ir vystytųsi. Tai yra ir vežimėlis, ir lovytė, ir rūbelė ir taip toliau. Čia yra irgi pinigai. Ne? Kas buvo įdėta, pamatyti, kiek tėvai įdėjo į mus, kad mes augtumėme ir vystytumėmės. Tai yra irgi pinigai. Ir žmonės dažnai tai nuvertina ir nemato, kiek tėvai įdėjo pastangų. Vieną kartą viena moteris pasakė, bet tai mano mama tai mane maitino. Tai nereikėjo mišinukų pirkti. O kad tas pieno būtų, ką reikėjo daryti? Ir maitintis sveikai, galbūt ir pailsėti reikėjo. Dabar šiuolaikinė, gal ir nueiti į masažą, ne, kad būsena būtų, kad tas pienas gamintųsi. Tai irgi yra investicija. Taip pat tėvų pinigai yra visi įsitikinimai finansiniai, su kuriais gyveno tėvai ir kurie jum perdavė. Tai va čia irgi yra svarbu padirbėti būtent su tais įsitikinimais ir dažnai įsitikinimai, didelė dalis įsitikinimų yra perduoti. Ne? Tai pinigai, reikia uždirbti pinigus sunkiu darbu. Ten, pavyzdžiui, turtingi žmonės yra vagis ir apgavikai. Jeigu aš taip galvoju, jeigu man tai perdavė, visą gyvenimą girdėjau, kaip tėvai taip sako, aš automatiškai bijau, menkinu turtingų žmonės, automatiškai aš menkinu pinigus ir pinigai nebeteina pas mus. Tai vat. Ir dar kitas dalykas yra iš tikrųjų, kalbant apie tėvų pinigus ir blokus, tai yra separacija nuo tėvų, tai yra išėjimas iš tėvų. Ir tai ne tik tai, kad aš išsikraustu iš tėvų namų ir jau viskas, separacija įvyko. Ne, separacija yra svarbu būna, kad įvyktų ir emociniam lygmenį, ir energetiniam lygmenį, ir dar kitose lygmenyse. Tai tų separacijų yra skirtingų. Kaip pavyzdį duosiu separacijos emocinę, pavyzdžiui, ne? Mama taip pririšus vaiką emociškai prie savęs, kad jo nepaleidžia. Tai, pavyzdžiui, vaikas jau suaugęs ir jau, nežinau, išvažiavo kažkokią į kelionę ir mama iškart suserga. Iš karto jai bloga, kraujospūdis krenta ir taip toliau. Nepaleidžia. Separacija neįvykus, emociškai laiko. Arba moteris susiranda jau vyrą, jinai kaip ir, sakykime,
nežinau kiek metų, imkim 30 metų, kaip ir laikas kurti šeimą, bet rūpinasi tėvais, padeda viską. Ir atsiranda tos moters gyvenime vyras. Ir tada kas vyksta? Tėvai, dažniausiai tai nesąmoningai daroma. Kišama visokia pagaliai, ten mirštama, dar daroma, kad tas vyras neatsirastų ir nesusigyventų su jų dukra, nes jiem reikia jos dėmesio. O jeigu jinai susiras vyrą, sukurs savo šeimą, jinai išeis. Ir tada tėvai laiko ir separaciją. Tai labai yra irgi dalykų, kur didelė dalis tarp klienčių pastebiu, kad nėra tos separacijos ir sako, bet aš privalau rūpintis. Grubiai pasakysiu labai negražų dalyką. Mes nieko neprivalome daryti, bet mes, jeigu norime, mes darome. Tai čia yra skirtingas dalykas, nes didelė dalis tėvų manipuliuoja vaikais, kad juos išlaikyti šalia. Tai ketvirtas tas stuburas punktas žingsnelis to pinigų piramidė yra tėvų pinigai, su kuriais irgi mums reikia dirbti ir žiūrėti, kas ten mums blokuoja. Periname 5 lygį, 5 žingsnį, tai yra pinigų valdymas arba kitaip jau mano asmeniniai pinigai. Čia irgi labai daug įdomių istorijų yra, nes jau kai žmogus, jeigu imsim visą piramidę, aš turiu kontaktą su kūrybinė dalimi, su savo vidiniu vaiku, aš moku atsisakyti arba pasirinkti tai, kas man svarbu, aš atstačiau ryšį su giminės pinigais, pajaučiau giminę. Dabar prisiminiau, vakar dirbau su coacheriu ir man irgi išlindo toks dalykas, kurio gyvenime niekada negalvojau, kad yra. Aš pati blokuoju savo giminės, netgi tiksliau visų senelių tokį ryšį, energiją, kaip čia dabar išsireiškus. Jie pas mane yra visi mokytojai, visi su aukštaisiais išsilavinimais ir net viena močiutė buvo mokslinė daktarė geografijos. Ir tarsi jie turi tą diplomą ir jie pagal tai dirbo. O aš dabar tarsi mokau visus, kalbu apie pinigų psichologiją, bet aš nesu psichologė. Ir šitas mane labai trigerina ir vis ieškau būdų, kaip su tuo padirbėti. Ir žiūrėkit, ką aš darau. Tarsi aš nenoriu priimti savo giminės energijos, to palaikymo, nes aš tarsi išduodu juos. Jie tai dirbo ir rodė, kaip sakant, tai, ką jie buvo pasiekę, ką baigė, tą ir darė. Aš psichologė nesu, o kalbu apie pinigų psichologiją ir verslo psichologiją. Aš labai daug mokausi, bet tai nėra psichologija. Tiesiog mano moksluose labai daug vien paremta psichologija. Ir čia aš nesąmoningai, aš vakar išlindo šitas dalykas, kad aš blokuoju, ir žiūrėkit, jeigu kalbėt apie pinigus, kaip tai susijęs su pinigais. Aš blokuoju, aš tada nepasitikiu. Aš nesu psichologė, reiškia, aš galiu mažesnės kainas duoti už savo paslaugas, aš nesijaučiu drąsiai, nes jeigu paklauso jūs psichologė ir iškart čia irgi apie savivertę reikalų yra truputėlį dar. Tai matot, kaip atrodo visiškai nesusiję dalykai iš šono gali takoti mūsų pinigus. Gerai, grįžtam prie mūsų to punkto pinigų valdymas. Tai pinigų valdymas tai yra jau kontaktas su savo pinigais, su asmeniniais pinigais. Ir šitame etape labai yra svarbu suvokti skirtumą tarp vaikiškų pinigų ir tarp suaugusio pinigų. Čia dar kalbant daugiau, aš gal ir padarysiu atskirą laivą, nes čia daug yra ką kalbėti. Vaikiški pinigai ir suaugę pinigai tai yra kaip jie ateina ir kaip išeina. Įeina vaikiški pinigai, tai yra, jeigu apie įeinančius, tai yra neuždirbami pinigai. Tai yra pinigai, kuriuos kažkas davė vaikystę, dienpinigiai. O jeigu žiūrėti jau, kai aš suaugęs žmogus, esu vaikiški pinigai reiškia, tai yra vairios dovanos. Galbūt vyras duoda pinigus, pašalpos, palikimai. Tai yra ne nuo manęs priklausantis dalykai. Taip, jūs dabar sakysit, bet jeigu aš ten, nežinau, būsiu gera savo vyrui, jis man duos pinigų. Taip, bet tai yra ne mano darbas. Tai yra, aš turiu būti gera. Ir jeigu vėl grįžtant į vaikystę, kaip tėvai būdavo duoda pinigų. Jeigu būsi gera, jeigu susitvarkysi kambarį, jeigu padarysi tą ir tą, tai tada gausi pinigų. Ir kaip dabar, kai suaugęs žmogus, jis irgi stengiasi, trukdį turiu čia,
stengiasi vaikas visai, ne vaikas, jau suaugęs žmogus, stengiasi visai įtikti, patikti, kad tik tai gautų, ne? Tas pats netgi viena pasakė, klientė sako, o tai kaip su arbatpinigiais? Arbatpinigiai tai yra restorane, ne, jeigu kavinėje kalbant, tarsi aš gaunu už savo darbą, jeigu aš ten gerai atlieku, jeigu aš atnešu. Taip pastangos yra, bet tai priklauso nuo kliento, kaip jisai sugalvos. Tu gali nertis iš kailio, daryti, aš nežinau, šokti, nežinau, polkutę prieš klientą. Ir jisai pasakys, man šitą nepatiko. Ir gali visiškai nepalikti arbatpinigių. Todėl, čia yra vaikiški pinigai, o ne suaugusio pinigai. Suaugusio pinigai tai yra uždirbami pinigai, kai yra pinigai sukuriami. Ir čia labai daug yra painiavos, žmonės dažnai laukia, kad kažkas tai kažką paduos, padarys ir sako, aš neturiu pinigų. Dėl to, kad didelė dalis pinigų yra vaikiški. Iš kitos pusės kalbant, jeigu yra jau tas atidavimas pinigų, ne? Išleidimas pinigų, čia yra irgi labai svarbu turėti tų vaikiškų pinigų. Nes ką daro vaikas, jisai džiaugiasi, jisai kaifuoja. Tai turėti tokią, kaip sakau, zanačką kažkur tai vaikiškam pinigam, kad neplanuojant, paimti kažką nusipirkti, kad pinigų išleidimas duotų kaifą. Ne šiaip, kad uždirbau, susiplanavau, ten susimokėjau mokesčius, paskolą, nežinau, nusipirkau ten kelionę, ten kompiuterį nesplanavau ir taip toliau. Čia yra suaugusio pinigai išleidžiami. Aš planuoju, tai yra svarbu. Bet reikia turėti ir tą tokį, nežinau, kapšelį, zanačką, kaip aš sakau, tų vaikiškų pinigų, kur aš bet kada, pavyzdžiui, einu miestą, noriu ir nusipirkau, kad aš jausčiau kaifą leisdama pinigus. Tai čia yra daug visokių dalykų šitam blokė pinigų valdyme, kad suprasti skirtumą tarp suaugusio pinigų ir vaiko pinigų. Aišku, dar yra, tai vadinami dar verslo pinigai arba kapitalo pinigai išskiriami, bet tai čia yra jau, kai pinigai daro pinigus. Bet esmė yra suaugusio ir vaiko pinigai. Tai šitam sluoksnį irgi yra svarbu pasižiūrėti, kur ką aš blokuoju, ko aš nematau ir taip toliau. Okay? Ir tada toks šeštas toks blokas, žingsnis būtent šitoj piramidėje, tai yra konfliktai su pinigais. Čia aš trumpai gal tik paminėsiu, kad čia yra tokie įdomus konfliktai, pavyzdžiui, konfliktas pinigai ir meilė, pinigai ir seksualumas, pinigai ir dvasingumas. Čia yra tokių dalykų išlenda, kad pavyzdžiui, tas pats, jeigu imsim pinigai ir meilė, ne? Dažnai būna žmonės renkasi arba pinigus, arba meilę, kodėl negalima ir to, ir to. Kitas dalykas, jeigu aš, pavyzdžiui, vystau verslą ir aš tik verslas. Mes eidami verslą, mes turim suprasti, kad mes į verslą einam uždirbti pinigus. Ne hobis. Jeigu aš hobis, tai tada čia yra ne verslas. Man gera, man malonu, viskas yra puiku. Bet jeigu aš jau nusprendžiau iš to daryti verslą, tai jau turi būti pinigai. Bet ten turi būti pinigai uždirbami su kaifu, su meile. O jeigu pas mane yra tam tikri dalykai, santykie, ta meilė sutraiškit ar kažkur, tai kai mes sakau, kai skiriamės arba mus palieka, kažkokia dalis yra, taip vizualiai paliekama tam žmogui, ne, kai mes išsiskiriam. Sudaužyta širdis, kaip sako, ne, sudaužytas širdis į gabalėlius. Mūsų meilė mažėja. Ir kai mes neturim tos jau meilę kažkur tai irgi sugniuždyta, mes nemokam netgi kaifuoti ir mylėti savo darbą. Ir tada irgi labai yra sunku uždirbti pinigus ir daryti verslą iš tos vyriškos, tokio varyti, daryti, ne? Reikia su meilė, kaifuoti. Tai čia meilės konfliktas, meilė ir pinigai gali būti. Jeigu imti pinigai ir šitas dvasingumas, tai irgi, pavyzdžiui, jeigu labai, tu negaligi uždirbti daug, arba imsiu kitą pavyzdį galbūt, ypač žmonės, kurie daro sesijas, padeda žmonėms, tarsi gydo, jeigu dar ir energetinį gydymą. Negi negalima imti už šituos dalykus pinigų. Negalima. Taigi čia dievulis pakaros, negalima šitaip daryti, nes tu turi būti dvasingas, tu tikintis, tu turi padėti vargstančiam. Viskas yra gerai su padėjimu, nes aš pasirenku. Jeigu aš vystau savo verslą, aš galiu pasirinkti, pavyzdžiui, ten 3 klientam
ar kažkiek tai daryti nemokamą, arba kažkokią tai duoti medžiagą, arba nemokamą seminarą, webinarą, arba dar kažką, arba netgi paramą duoti kažkokį išsirenku žmogų ir galbūt, jeigu aš turiu daug pinigų, aš tokia kaip jį šelpiu, nenoriu aš pasakyti šelpiu, bet, padedu. Tai čia mano pasirinkimas, bet mano darbas turi būti įkainuojamas, nes tai yra mainai. Aš duodu savo energiją, pinigai yra irgi energija, man irgi duoda atgal, nes jeigu mes ištisai duosim, mes perdegsim ir nieko nenorėsim. Jeigu pasirenkam, kad tik tai nori duoti, viskas yra gerai, bet jūs kažkur kitur turite gauti energijos, nes jūs negalite vien tik tai duoti. Tai va, tų konfliktų pas mus tikrai yra begalė ir kaip sakau, reikia žiūrėti ir dirbti. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, nusprendžiam padirbėti taip gerokai su savo santykiu su pinigais ir kas blokuotos pinigus, praėjus visus šituos, kaip sakau, sluoksnius, padirbėjus ten, gali tikrai labai daug atsiverti kelių ir galima žiūrėti, kas ten yra ir kodėl mes neturim tų pinigų. Tai va, ar aišku šitoj vietoj padėkit širdutes, įsijaučiau šiandien pasakoti, žiūriu 40 minučių, tai jau eisim į pabaigą. Tai va, šitas dalykas yra kas blokuoja. Aš tikiuosi, aš dabar galvoju, ar duot kokį namų darbą ar ne. Gal geriau pavirškinkit tą, ką aš pasakiau. Pagalvokit, kur galėtų būti tie blokai, kur jūs užstrigę dabar šiame momente arba apie pajautimą ir tai būtų jums ženklas, su kuo jūs galėtumėte dabar padirbėti. Okay? Tai va, tai ačiū jums labai, kas žiūrėjote, ačiū širdutes ir įrašas lieka. Kitą savaitę, trečiadienį vėl 9 val. Susitinkam ir tema, jeigu aš gerai atsimenu, užkniso neturėti pinigų ar kažkas tai tokio, irgi apie pinigus pakalbėsim. Ir ten jau duosiu tikrai kažkokį tai pratimą, kažkokią praktiką, kad jūsų kažkas tai galėtų vykti, ne tik tai kalbėti teoriją. Nors, kaip aš sakau, kartais išgirdus ir suvokus mūsų keičiasi mąstymas, mes pradedam kitaip žiūrėti ir pokyčiai vyksta. Tai va. O dar toliau kitus laivus bus jau su neurografika ir netgi vieną užsiemą bandysim piešti čia online, nežinau kaip išeis per Instagramą, bet, kaip sakant, nepabandžius nesužinosi. Tai va, ačiū jums labai, ačiū širdutės, ačiū, kad klausėtės, jeigu galite pasidalinkit šito laivu, kam yra tai galbūt aktualu, nes mano noras ir tikslas, kad kuo daugiau žmonių išgirstų ir darytų pokyčius, nes ne šiaip aš atsisėdus kalbuosi ir noriu šiaip tik pasikalbėti ir pažiūrėti, kokia aš graži ar ten protinga, ne. Aš noriu, kad žmonėms būtų nauda. Tai mano yra tikslas. Tai va, ačiū jums labai, gražios dienos ir tada susimatome jau kitą trečiadienį. Jeigu kyla klausimų ar kažko, tai visą laiką rašykite man ir klauskite. Iki.